Labas, Kęstas čia. Prieš metus laiko pasidariau štai šitą lentyną. Ir ją dariausi dėl to, kad neužteko vietos man čia visiems daiktams pasidėti. Bet praėjo metai laiko ir pastebiu, kad man vis tiek neužtenka vietos daiktam pasidėti. Bet turiu dar vieną vietą, kur galiu papildyti. Ta vieta yra po stalu. Galvoju dabar štai šitą lentą padaryti kaip temną iš abiejų pusių. Ją pervėjus per pusę, į abi kojas įstatyti ir ant viršaus statyti spintelę. Tai šiandien bandysiu būtent šitą lentą paversti į ten lizdą kojoje, vienoje ir kitoje pusėje. Ir patį jau kaištį padarysiu tokį paslinktą šiek tiek, kad jisai sutrauktų tos visos kojas. Padalinau lentą į dvi dalis. Storis jos yra 19 mm. 20 mm, jeigu kaposiu skylę, gausis, kad yra tarpas. Ir tas tarpas nebus nei man patinkantis, nei kažkam kitam. Artimiausias kitas kaltas, kokį turiu, yra 16 mm. Ir jisai būtent yra iš naujų kaltų, kuriuos nusipirkau. Tai bus smagi proga juos išbandyti. Ir pažiūrėti, kaipgi jie veikia, ar atlaikys savo aštrumą, ar neatlaikys. Tai dabar problema yra tokia, kad nežinau, ar visiškai išardyti stalą ir ties kiekvieną koją dirbti, ar vis dėlto bandyti pasiversti stalą ir tokiu būdu bandyti iškapoti. Aukštis spintelės maksimalus, kokį galėsiu darytis. 50 daryti, kad aš bent jau ranką galėčiau užkišti ir išsiimti kaiščius. Apačia atsirems ant lentos, viršus bus maždaug čia. Iš dviejų sekcijų jas padarysiu. Viena sekcija bus tiesiog spintelės durys, kitoj bus gal stalčių pagalvosiu pasidaryti.